Profesionali žurnalistė Elvyra Davainė Airijoje ragavo valytojos, vaikų auklės, greito maisto restoranų sumuštinių gamintojos, pardavėjos, restorano virtuvės šefo padėjėjos ir didelės prekybos firmos administratorės duonos. Grįžus į Lietuvą visas šias patirtis autorė užfiksavo leidyklos Baltos lankos išleistoje knygoje Airija tolima artima sala. Kaip kilo noras aprašyti svetur patirtus išgyvenimus, o gal ši knyga Airijoje rašyto dienoraščio fragmentai? Aš, aišku, išvykau ne dienoraščio rašyti ir išvykau ne nuotykių ieškoti, bet tiesiog susiklostė tokia situacija, kai reikėjo išvykti ir reikėjo iš kažkur gauti lėšų pragyvenimui. Ir tie patirti mano ir nuotykiai, ir vargai, ir juokas, ir liūdesys tiesiog sugulė į šitą knygą. Nerašiau aš dienoraščio specialiai, gal kažkada kažką tai pasirašydavau, pasižymėdavau. Greičiausia, gal pasižymėdavau, kiek valandų esu išdirbusi. Gal kaip kompensacija, kaip noras įamžinti sutiktus žmonės, noras įamžinti tai, ką patyriau, tiesiog sugulė į šitą knygą. Kaip ir, sakyčiau, dienoraščio formą pasirinkau kaip ir novelės publicistinės tokias. Žmonės čia yra visi tikri, nieko nėra išgalvota, patirti įspūdžiai yra patys tikriausi. O ši knyga tiems yra apie tuos, kurie jau gyvena Airijoje, ar tiems, kurie tikisi šioje saloje surasti laimę. Mano knygos Airija istorijos yra neišgalvotos, jos yra iš gyvenimo. Ir aš manau, kad šita knyga yra visiems. Ir tie, kurie ten buvo Airijoje, ir tie, kurie jau grįžo, ir tie, kurie dar ruošiasi emigruoti. Knygoje yra visko, ir liūdesio, ir juoko, ir linksmų istorijų, ir liūdnų istorijų. Netgi yra čia ir meilės siužetas. Žmogus išvykęs iš tikrųjų, jo gyvenimas nesustoja, jis nori gyventi, mylėti, nori mokytis, nori turėti draugų, nori bendrauti. Ir iš tikrųjų šita knyga padės žmonėm labiau pažinti Airiją, padės pažinti mus ten nuvykusius ir vietinius gyventojus airius. Šita knyga mano tiesiog noras prakalbinti žmonės, noras, kad žmonės paskaitytų, susimąstytų. Ir tie, kurie ten buvo, ir tie, kurie gal ruošiasi važiuoti, kurie susikrovė lagaminus, kurie tikisi ten surasti savo laimės paukštę, kad jie bent turėtų Airijos kažkokį tai vaizdą. Airija iš tikrųjų yra draugiška, graži, žalia šalis, kuri priima draugiškai nusiteikusius žmonės į savo glėbį, bet tai nėra mūsų žemė, tai nėra mūsų kraštas, mes turime būti laimingi savo žemėje. Ir šita knyga yra tiesiog kaip noras parodyti žmonių siekį, žmonių norą sugrįžti namo, žmonių norą būti savo namuose laimingais.